Kauniečių bendruomenė Karšuva sugalvojo daryti socialinį verslą iš atsiradusių ir kilusių įvairių problemų ir ieškant tom problemom sprendimo būdų. Mažėja užimtumas, nėra darbo, žmonės išvažiuoja į miestus, mažėja gyventojų skaičius, užsidarinėja darželiai, mokyklos ir įvairios paslaugos, tai norėjom kažkokiu būdu atgaivinti gyvenvietę ir suteikti galimybę dirbti vietoje. Pamatėm, kad dar trūksta ir vaikų užimtumo pamokų. Taip atsirado vaikų dienos centras. Vaikų turime tikrai pakankamai daug. Kartu su jaunimo kambariu lanko apie 30 vaikų, kas yra tikrai ganėtinai daug mūsų kaimui. Vykdom visokias meninės, kūrybinės veiklas, edukacinės. Labai mėgsta kulinarinės veiklas. Vaikai kaip patys gali kepti, gaminti, blynus kepa. Kokteilius sveikuoliškus, va dabar kai vasara, pilna uogų visokiausių. Šią vasarą mes įsirengėm mini pliažą savo vaikams, turime baseinus, tai jie labai nori patys prie to prisidėjo, visi kartu bendrom jėgom jį ir įsiruošėm. Pamatėm, kad vaikų dienos centre nesilanko paaugliai ir vyresni, nes jiems su mašinytėm ir lėlytėm neįdomu žaisti. Atidarėm, įkūrėm jaunimo užimtumo arba laisvalaikio kambarį, kur jie praleidžia savo laisvalaikį ir vykdo įvairias veiklas. Tiesiog čia ta žmonės ir aplinka tokia jauki, smagi. Tai mes dirbam tiesiog su juo, taip be nesikankindami, tiesiog savo norų. Taip padedam Simui, kai reikia, projektus rašom, keliaujam po Lietuvą su Simu. Turim tikrai nemažą jaunimo, kaip kaime palyginant, nes aplinkui kaimų tikrai tiek nėra jaunimo kaip čia. Ir va, daug kas sportuoja, bet tik nėra tam tikros vietos. Va dabar kaip tik rašė projektą sporto salė. Tai mes tikim, kad mūsų kaimo salė bus sutvarkyta, kad jaunimas galėtų sportuoti ir vyresnių amžiaus asmenys. Neužtenka tos vienos darbo vietos, norėjom didinti kitų gyventojų įtraukimą į užimtumą. Atsiliepė viena įmonė, Siuvykla, ir jos pasiūlė, kad ją domina petnišų suvėrimo, sukomplektavimo paslauga. Jie turi tokią operaciją. Tas įsidarbinimas nėra toks tiesiogis, jis yra pagrįstas verslo liudijimais, todėl kad dirba tas, kas gali. Mes elkai darome šleikas. Turim 62 cm jaunimas, kur sukarpam mum juosteles. Mes uždedam galiukus 2, uždedam vidurėlį, dar galiukus, sudedam į maišelį, supakuojam ir į didelius maišus po 100 turim supakuoti ir priduodam, ir bendruomenės pirmininkas nuveža. Ir kaip senjorai, va, mes prisidurim prie pensijas dar. Gimė idėja paslaugos į namus. Pastebėjom, kad tikrai jos yra reikalingos vietos gyventojams, tos paslaugos buvo įvairiausias ir žmonės vežėm į didžiuosius miestus operacijom, sakykime, su regėjimo negale, su psichinė negale. Ir būdavo tokių paprastų, kur tiesiog apipirkti maisto. Turiu labai gerų kaimynų, labai gerų, čia kai tas stuburas susilaužusi buvau. Va, Adakauskai padėjo, dabar pasitvarkau, pati žinau tą. Jo, žinai, kai parvažiavau iš ligoninės, būdnuktė savaitę, o paskui, žinai, nei kambarius galėjau pasiplauti, dabar jau pasiplauju. Kitą metą gal stipresnį būsiu, nežinau, kaip bus. Nu, tai va, tai taip, gal nesulauksiu, jau 80 metų esu. Tauragės rajono savivaldybė pamatė, kad mums sekasi visai neblogai ir pasiūlė mum, o mes, aišku, sutikom, perimti bibliotekos paslaugas ir kultūros renginių organizavimo paslaugas. Mūsų biblioteka visų pirma nėra tiesiog biblioteka. Mes ten užsiimam įvairiom terapijom. Pradedant nuo fizinės terapijos, baigiant emocinę. Ir buvo tas tikslas, kad ne tiesiog ateiti
ir išduoti žmogui knygą, bet kad ta biblioteka taptų traukos centru viskam. Tau ateiti, pasakyti, kas tau negerai, kaip tau galėtumėm padėti ir visos tos tokios paslaugos, žemiškos paslaugos, kurių mūsų gyvenvietėje, šiam kaime tikrai nėra ir ne kiekvienas gali savo tą leisti. Patinka mūsų kaimo žmonėm liaudės šokiai, darom vakaronės kiekvieną rudenį, susirenka. Po rudens darbų rudenį vyksta vakaronės irgi. Kartu su jaunimu, nes mėgsta parungtiniauti su savo tėveliais, kaimynais. Jiem kažkaip užkibė yra tas. Noriai eina į renginius, ypač dar kai gauna pakvietimus, kad tikrai bus, dar pasikviečiam kitų kolektyvų, kad atvažiuotų, ne vis tik mes patys koncertuojam. Bendruomenės nariai patys nusprendžia, kokias darbo valandas, kokius renginius ir kada mes darom, kaip mes darom, ką mes darom. Ta prasme, bendruomenė yra įtraukta į visas veiklas ir tik tai darbuotojas jau vykdo palei norus arba suplanavimu.